Gintaras Sadauskas. Prašom. Brangus šrilaliečiai, šiandieną didi šventė, kurią mes bandome savo širdį sukurt ir paskui nešiot. O kad sukurt šios šventės būtinumą, kuri apjuosia visus be išimties. Ar tu tikintis, ar tu netikintis, ar tu kitų įsitikinimų. Vis dėlto ši šventė mus visus riša. Riša, kaip ir ką tik išgirsti Deivano žodžiai, mes lietuviai. Iš tikrųjų, šiandieną atsiskleidžia didžiuliai uždaviniai. Uždaviniai, kuriuos vykdyti turės ne kas kitas, bet mes visi. Tikintis, ieškantis, abejojantis. Turės mus suvienyti, o kad suvienyti, Kristus yra pasakęs: saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apsunkusios nuo svaigalų, girtybės ir kasdieninių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. Todėl visą laiką budėkitės ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti. Melstis būsimųjų nelaimių atsilaikyti. Mes visi meldžiamės be išimties. Vieni meldžiamės antgamtės plotmėj, kiti meldžiamės čia su kasdienybė. Ir mūsų gyvenimo malda buvo suskaldyta. Suskaldyta malda. Jinai atnešė didžiulį skausmą, kurį mes šiandien visi matome. Matome, kiek mūsų tautiečių tapo vergais narkomanijai, alkoholizmui. Ir tai mes matydami žinome, kad jie irgi yra lietuviai. Ir ką mes galėsime padaryti? Ko mes galėsime jiem padėti? Jų neištumsime, nesutrypsime. Todėl mums turi būti iš tikrųjų šiandien žodis malda. Šventas žodis būti. Jeigu tai mes dar žinome, kad iš tikrųjų yra dar pajungta nuo centro priklauso. Todėl ir primena, Kristus sako, budėkitės ir melskitės, kaip kas mokote. Ir kartu norėčiau prijungti dainą, giesmę. Vyrai prie jūros, į platų pasaulį, kur Nemunas
pamažu, net sulaikysi naujo kilimo, nors jį pasveikint, gal ir baisu. Vyrai, lietuviai, auštančią dieną mūsų nors sūnus visgi išvys. Griaukime amžiais užverstą sieną, norint gailėtus jos beprotys. Amžiais pavergta kelias tėvynė, jos atgimimą jaučia dvasia. Ginkim, ką mūsų broseniais gynė, kurkim Sėjama grūda, laimina vaisių, gema šimtai. Kas vakarykščio sapno ieškotų, tam labą naktį gali užtraukti. Svetimą rūbą, kas dar nešiotų, tam atsibostų, galo vėlaukti. O dabar prašom visus padainuoti. Amžiaus pabaigoje, vadovavusius lietuvių nacionalinių išsivadavimo judėjimui, atsiskyrimo nuo Rusijos ir savarankiškos Lietuvos valstybės sukūrimo idėjos nekėlė. Pirmieji šį klausimą į savo programą įnešė Lietuvos socialdemokratai partijos steigiamajame suvažiavime 1896 metais. Katalikiškų, liberalinių ir demokratinių sluoksnių spaudoje iš carizmo buvo reikalaujama panaikinti tuos suvaržymus ekonomikos ir kultūros srityje, kurie buvo įvesti nuslopinus 1863 metų sukilimą. Ir tik 1916 metais įvyko lietuvių gyvenančių Nusipelnęs artistas Kazys Kšanas.